Nu ką, atvažiavau prie pirmo ežero ir va toks vaizdas, nežinau kiek čia tų mašinų, ten 20 gal jų yra. Nu nenoriu aš šiandien į tokį kolchozą leistis, reikia kažkokį planą B daryti. Gaišiu tik tai laiką dabar, nu bet čia tikrai nežvejosiu. Sveiki, čia buvo pirmas realus pompos išbandymas ant vandens, tai viskas gerai. Pripučiau pakankamai tvirtai, man tikrai užteks. Pagaliau prie vandens, pagaliau važiuosiu žvejoti, jau nežinau, 9 valandas, gal jau ir daugiau. Kaip matėt, prie pirmo ežero nepasisekė, dabar esu prie kito, bet irgi mašinų labai daug, tai darbininkų diena, čia turėtų būti žvejų labiau diena nei darbininkų. Nu, bet žiūrėsim, ežeras nemažas, tai tikiuosi visiems užteks vietos. Tai nieko nelaukiu, iš karto lėkiu, labai noriu atsidaryti. Tik iššoko lydeka tenai, paskui mailių, bet mažytė. Geras ženklas. Kaip aš nekantrauju pagauti lydeką, net rankos dreba kaip skubu. Aišku, dar susivėlinau taip, tai dėl to nesmagu, visi jau senai žvejoja. Oras labai šiltas, neįprastai sakyčiau, čia toks vasariškas jau oras. Turėtų aktyvumas būti tikrai. Eik, so. Kiek tai didžiausia? Supratau, nu gerai, aš irgi mačiau, tai išplaukiau iš karto mailių gainį, lydekas 2. Tai bandau, bet kol kas kliovo neturiu. Supratau, tai susirašom, jei kažką pakliausit, praneškit. Nu, davai, iki. Pažįstam irgi ant šito ežero yra, tai jau sako, 6 lydekas pagavo, kol aš klaidžiau ir miegojau iš pat ryto. Tu reikia kažkaip susiimti, susigriebti ir pagauti. Bandom. Kol kas tyla. Kažkaip aš įtikėjusi, kad iššoksiu trasą, iš karto pagausiu žuvį ir viskas bus gerai, bet ne viskas taip paprasta. Ir echolotė žuvies kol kas nerandu, reikia patikrinti įvairesnių vietų. Aišku, nėra ko norėt, dar žvejoju tik 15 minučių, tai reikia gal kantrybės truputį. Pagaliau yra neblogas smūgis toks. Aišku, aš jau atpratęs nuo tų smūgių. Oi, kaip gerai. Ir visai žuvis. Aš, kai visada neįsipakavęs nieko, su ko paimti. Nedidelė, tiesiog jau nebėra pojūčių. Visai nemoku žvejoti. Mažytė. Bet aktyvi jau tokia pavasarinė, vasarinė beveik. Taip, čia reikia kažką tai
Dabar padaryti. Va, atidarimas yra, valio. Ką pagavau ant woblerio velkiaudamas, visgi priplaukiau arčiau augmenijos į seklesnes vietas ir iš karto gavau kibimą. Aišku, su wobleriais žvejoti virš žolių nebaisiai patogu, bet užtat rezultatas yra. Taip, kad reikės truputį turbūt bandyti tą taktiką tokią ir laikyti dabar. Vanduo įšilęs jau 14 laipsnių paviršiuje, tai čia yra kosmosas kaip sezono atidarimui. Dažniausiai net ir iki 10 nebūna sušilęs. Taip, tai pirmą lydeką pagavau 9 valandos 50 minučių. Beveik 10 valandą. Kaip krato galvą, eikti savo, ir labai aktyvios lydekas. Vėl tas pats, pro žolytės praplaukiau ir tik tada kibimas. O į žolės kažkur įlindo. Nedidelis lydekas, bet labai smagu pavasarį. Žolėse kažkur. Nu. Išlindo. Iškart pradėjo kratytis. Dar oras toksai fainas ir vis tiek kimba, ramus oras. Ne pats geriausias lydekams, bet kai jos aktyvios, tai ir nesvarbu jau. O! Čia gal geriau biškį. Jinai susisuko kažkaip labai. O, geresnė. Aš čia kažkaip neįvertinu visiškai, nes nesuvokiu dydžio. Žiūrėkit, kaip susisuko. Šakės. Labai stipri, aktyvi lydeka. Net nežinau, kaip jie čia atkabin dabar. Bliavo, tokio bairio neturėjau turbūt. Laukiu, kai tenai pradės dažytis dar. Šiaip ne taip išlaisvinau. Nu, gražiai. Gražuolė. Atidarimas pavykęs. Kiek čia pas mus centimetrų? Valio. Taip, dabar yra 10:20. Tai kas pusvalandį po žuvį kol kas. Gerai?
Pramušau, 2 pagavau. Bet palei žolytės. Tai paskambink po to. Davai. Paskambino Marčius. Ir užkybo tuo metu, kai skambino, čia kaip klasikinis atvejis, bet sakė kažkas rimtesnė. Tai įdomu, ką pagaus. Alio. Kiek? Piktesnė. Aš irgi traukiau, blemba, pratęs pažemos, man irgi atrodė, kad didelis žuvis. Nu, jau gerai iššilęs vanduo. O, nu blemba, gerai eina, pas jūs tenais reikia giliai, reiškia, pasiduoti ir man. Porą pagavau ir vienas kibimas buvo, o vieną pagavau gal kokiu 5 cemai, šiam cemai. Davai, trauk. Dar vieną užkyvo šnekant telefonu, kibimas geras. Jie biškį giliau žvejoja, tai pabandysiu ir aš turbūt giliau pasiduoti. Mažytė panašu, bet smagu, jau kurį laiką nebuvo kibimų, nors kita vertus 11 valandų, tai netiek ir daug. Gerai, truputį prisiminsiu, ką reiškia lydekas gaudyti, smagu tas smūgis gauti. Po to bandysiu kažkiek keist taktiką, galbūt bandysiu didesnių masalų. Didesnius masalus bandysiu gal, kad pagauti didesnių žuvų. Kol kas apšilimas ir pasismaginimas. Visai mažytė. Gražiai paėmė voblerį. Labai aršas lydekas. Pabandysiu šiek tiek pamėtyti. Su vilkiavimu kažkaip sustoja kibimas. Pažiūrėsim, kas bus su mėtymu. Kaip kliovas? 21. Eik tu šiek. Bet kad tik tai viena tokia arčiau legalumo 60 cm. Nu jo, bet įspūdingas skaičius. Bet čia žuvies gerai paisavo vidinį. Jo, aš irgi žiūriu, neblogai. Ir ten va prie duobės irgi neblogai. Prieš pat duobę. Aha. Kaip reikia daug pagavo. Rado žuvies kažkur stovinčios, aplink plaukioja ir iškart kitas rezultatas. Tai aš irgi pabandysiu biškutį pasimalt šitose vietose. Gerai, kai yra informacijos iš kolegų. Bandysim žiūrėti, kas gaunas. Aš tik tai 3 žuvytės pagavau kol kas. Šiek tiek vėjas pakilo, bet velkiavimo tai dar geriau, biškutį toksai. Bangelė atsirado, bet mėtyti nelabai pavyko, galvojau be inkaro pamėtysiu, greičiau judėčiau tada su inkaru, biškį užtrunka, tai kol kas, kol biškį vėjo yra, dar pavelkiausiu, o po to jau pamėtysiu daugiau. Pradžių galvojau, kad žolytė, pasirodo žuvis nedidelė. 12 valandų, kas pusvalandį pas mane. Grafikas.
nedidelė. Sakyčiau, maža. Uždėjau šį kartą natūralų woblerį ir gavau kibimą pakankamai greitai. Šitas mažas lydekas labai aršias. Žiūrėte. Taškė. Pasibaigė kibimas kas pusvalandį. Turbūt atėjo pietų pertrauka. Dabar yra 12:30. Bandau šiek tiek dar pamėtyti. Tada plauksiu pailsėt, pavalgyti ir turbūt vakare išplauksiu dar. Nu, bet dar nebaigiau, dar biškutį pamėtysiu. Pagaliau kažkoks kibimas, bet o, atsivijo. Matau lydeką, dar kartą atakavo. Tokia vidutinė dydžio lydeka, galvoju, kažkoksai keletas smūgelių pakeliu gavau. Kažkaip sunkiai aš jai kalbėjau ir jinai gal netokia didelė. Gal mano masalas šiek tiek didokas. Į tą vietą mečiau kokius 3 kartus. Bet tik tais iš 3 karto gavau kibimą. Reiškis, arba su masalu nepataiko, arba truputį aktyvumas išblėso. Pabandysiu woblerį pasiūlyti tą pačią vietą.
papietavau jau, išlipau truputį į krantą, prasimankštinti, pailsėti nuo sėdėjimo. Kaip čia aptariant rezultatus, sakyčiau, viskas yra neblogai. Vienas blogas dalykas, kad yra mano draugas ant vandens ir jisai pagavo žymiai daugiau nei aš, tai yra iš karto galvoju, ką tu darai ne taip, kodėl tu nepagauni tiek pat ir panašiai. Bet jisai čia žvejoja dažniau, aš tik tai pirmą kartą, tai patirtis vis tiek daro savo. Aš kol kas mokausi pažinti šitą ežerą, bet smagu, kad kibimų gavau, kad pajaučiau žuvį, taip jau pasilgta. Tai dabar kiek ten tų valandų, kokios 3 turbūt. Gal dar truputį pabūsiu ir plauksiu dar kažkiek pažvejoti. Nebūsiu iki pat vakaro, nes šiandien ir karšta labai, vargina ir rytoj darbus, tai neužsibūsiu daug. Bet dar pabandysiu, gal kažką pavyks pagauti. Planas koks, galbūt pamėtysiu daugiau. Yra jau aišku, kur žuvis stovi, kur didesni būriai. Galima pamėtyti, pabandyti. Na ir pavelkiausi dar turbūt. Gal ir didesnius masalus pabandysiu, bus matyti. Turėjau kibimą. Kaipgi taip nepasikirto. 3 valandą pasirodo irgi kimba. Pavasarį jau taip yra, gali visą dieną aktyvumas būti. Pliamba, dar vienas kibimukas buvo. Švelnus, bet buvo. Vėl lydeką matau, tiesiog palei masą, paskui masą eina. Bakstelėjo nosim ir paliko. Kas šit darosi, nesuprantu. Per didelis maslas, va, jinai dar stovi. Tuoj atakuos. Jaučiu, jūs nematot, nes... O, atakavo dar kartą. Bet taip atsargiai. Pirmą kartą tokį bairį matau. Aš prieš tai irgi jaučiau tokį bakstelėjimą. Nu, aš šiaip tai žolytę matau yra ant guminuko. Bet galėjo ir lydeka bakstelt. Kažko nenori naikypt. Nepasitikė. Geras, bet gražiai matosi, kaip seka paskui. Šitas guminukas prieš tai sudomina ir dabar. Bandau dar. Kas įdomu, kad į tą pačią praktiškai vietą mečiau nemažai masalų, nes ten mačiau žuvų būrį stovinti. Ten woblerio nieko,
Ant mažo guminuko nieko ir ant didesnio guminuko susidomėjo. Tai žuvis tikrai yra, viskas kaip ir teisingai, bet kol kas neįkalbino aš jos. Štai ir kibimas ant velkės. Ar ši žuvis veiktų savo? Nu, gal bent kiek didesnė. Šaunu užsikabino, dėl to biškį sunkiau ėjo. Nu, vos didesnė nei šiandieninis standartas. O. Didesnė. Visgi. Gražesnė lydeka. Jau galima sakyti vakarinė. Dar vienas kibimas. Kas čia vyksta, vakarinis kibimas prasidėjo. Ir vėl tokia padoresnė žuvis. Šis 2 meškerėmis užvijojo, nes turbūt buvo apsiraminę su kibimu, bet jau dabar reikia pasilikti vieną tik tai. Kažkaip nesusipainiot gerai būtų. Nu va, vakare pradėjo kibti gražesnės žuvis. Visgi užpainėjau su kita meškerė. Kažkaip reikės bandyti dabar susitvarkyti. Nu ką, šitą dar gražesnė žuvytė, sakyčiau, liuks. Valio. Va, masalas, ant ko pagavau paskutinės 2 žuvis. Iš tikrųjų, Marčiaus paklausiau, ant ko jie gaudo, nes jie žymiai daugiau pagavo žuvies nei aš šiandien. Ir va, pagal jo rekomendacijas parinkau masalą. Nu ir ką, ir rezultatas nežinia, ar vakaras tiesiog suveikė, ar masalas suveikė. Būna ir taip pasirodo. Aš nelabai tikiu smarkiai masalais, bet turiu pripažinti, kad panašu, kad masalas suveikė. Tai ačiū Marčiau, linkėjimai, jeigu žiūri.
Yra dar kibimas, jau tvarkiausi. Geri smūgiai. Dabar 5:30 jau. Blema, pradėjo kibti didesnė žuvis vakare. Visai smagiai. Eik tu savo nuėjo, gera buvo. Blema, norėjau atpalaiduoti biškai, tai stabdė čia netvarkingai sureguliuotas. Eik tu savo, gražesnė lydeka buvo. Blema. Jau nori važiuoti namo, bet niekaip nepaleidžia, pradėjo truputį kibti į vakarą lydekas. Taip aš ir galvojau, kad bus. Bet neišeina man iki vakaro čia sėdėti. Dabar vakarinėje kibimą norėtųsi patikrinti. Teks laukti savaitgalio ir jau tada iki vėlumos pažvejoti. O šiaip žvejyba fantastiška, atidarimas pavyko, visus sveikinu su pradžia lydekų sezono ir kas atsidarė, tai irgi sveikinu su atidarimu. Oras nuostabus, tai retai tai būna, kad tokiu oru taip gerai kimba. Tai žodžiu viskas pavyko, lauksim didesnių žuvų, lauksim trofėjų šį pavasarį. Iki.